Labadiena, kviečiame žiūrėti Ignalinos televizijos informacinę laidą. Vasario 13 dieną savivaldybėje pasveikintas ignalinietis biatlonininkas Tomas Kaukėnas. Buvo pasidžiaugta jo puikiu pasirodymu pasaulio čempionate. 18-metis moksleivis Tomas Kaukėnas vasario 1 dieną Kanadoje vykusiuose pasaulio jaunių bei jaunimo biatlono pirmenybėse 10 km persekiojimo lenktynėse iškovojo aukštą 4. vietą. Kartu su treneriais į priėmimą atėjusį sportininką pasveikino savivaldybės vadovai, moksleivių namų atstovai. Norėtųsi tau kartu ir palinkėti, kad sektųsi sporte, sektųsi moksluose, sektųsi apskritai gyvenime. Na ir nepamiršti šito krašto, kuris užaugino, kuris, sakykime, ir subrandino jau savotiškai. Ir visi tavo ateities darbai, ateities pasiekimai. Paprastai tai jau mes pradedam atsiminti kraštą, kada artėjam prie rimtesnio amžiaus. Bet labai būna gražu, kada ir jaunesni prisimena. Na ir jeigu matysi savo poreikį savo gyvenime su šito kraštu, manau visada tas galima bus padaryti ir, sakykime, ir džiaugtis tuo. Meras Bronius Ropė sportininkų linkėjo gražios ateities, pergalių bei sėkmės garsinant Ignalinos kraštą ir Lietuvą. Rajono vadovas įteikė savivaldybės dovaną piniginį prizą. Tomą pasveikinusi švietimo ir sporto skyriaus vedėja Regina Lisauskienė pasidžiaugė ir tuo, kad jis yra labai stropus bei pareigingas mokinys. Tomas 12-okas, taigi jam sėkmės linkėta ir laikant egzaminus. Moksleivių namų direktorius Darginas Mikėnas daug gražių žodžių išsakė Tomą bei daug kitų sportininkų išugdžiusiems treneriams Aleksandrui Ščechočichinui ir Edvardui Rasimovičiui. Jų nuopelnai Lietuvos biatlonui nebejotini. Tomas ir treneriai atsakė į susirinkusiųjų klausimus, pasakojo apie patį čempionatą, dalijosi įspūdžiais. Jaunasis sportininkas iškovojęs teisę startuoti pasaulio etapuose kartu su profesionalais šiuo metu visą dėmesį, sakė, skirs mokslams. 18-mečio ignaliniečio Tomo Kaukėno pavardė prieš porą savaičių mirgėjo daugelio apie sporto įvykius informuojančių žiniasklaidos priemonių pranešimuose. Šiam jaunam sportininkui Kanadoje vykusiame pasaulio jaunių ir jaunimo biatlono čempionate 10 km persekiojimo lenktynėse vasario 1 dieną pavyko iškovoti 4. vietą. Tai bene aukščiausias mūsų šalies biatlono atstovų pasiekimas per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją. Šią savaitę, kai Tomas jau buvo grįžęs į namus, su juo sutarėme susitikti ir pasikalbėti Ignalinos moksleivių namuose. Ten, kur jis savo kaip sportininko karjerą pradėjo ir tęsė iki šiol. Gal trumpai papasako, kokia ta buvo rungtis, kaip sekėsi šliaužimas, šaudimas ir kaip dabar jautiesi pats iškovojęs turbūt pačią aukščiausią vietą per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją. Tai buvo persekiojimo rungtis, čiuožimas buvo ganėtinai geras, šaudimas tiesiog nuostabus, pats geriausias per visą mano sportavimo karjerą. Ir žinoma, dabar jaučiuosi labai gerai, džiaugiuosi, galbūt ne tiek, kiek mano draugai, kiek mano giminės ir treneriai, bet džiaugiuosi, esu laimingas. Sako, sporte yra dvi pačios blogiausios vietos, yra pati paskutinė ir 4, kai pritrūksta kažkiek tai iki medalio. Kaip pats jauteisi tada, kai iki medalio pritrūko berods vos 13 sekundžių? Taip, trasoje apie tai dar negalvojau, tačiau mačiau, kaip mano medalis čiuožė priekyje manęs. Finišavęs, aišku, buvo skaudu, kai finišavau ir dar treneris pasakė, kad trūko labai nedaug iki taiklaus šūvio ir būtų buvęs medalis. Aišku, buvo skaudu. Na, o dabar po ilgų treniruočių stovyklų ir varžybų maratono trumpam grįžęs namo, Tomas Kaukėnas žada pasinerti į mokslus. Juk jis kol kas ne tik perspektyvus sportininkas, bet ir Ignalinos gimnazijos 4-okas. Dabar praleisiu keletą svarbių varžybų dėl to, kad galėčiau pasimokyti. Laukiu egzaminai. Na, o kai išlaikysi mokslus, išlaikysi egzaminus, baigsi čia mokslus Ignalinoje, turbūt jau kažkokių planų turi ir ateičiai, ar planuoji kažką studijuoti susijusio su sportininko karjera? Taip, planuoju studijuoti susijusią profesiją su sportu, o vėliau žiūrėsi, viskam savas laikas.
Na, o bet kuriuo atveju turbūt paskutiniai metai, kada pats Ignalinai, kadangi čia dar ryša kol kas mokslai, o kai išvažiuosi greičiausiai į Vilnių, į Kauną ar į kitą Lietuvos miestą, sporto karjera nenutrūks? Žinoma, nenutrūks, sportuos ir toliau, bet kituose miestuose gaila, kad nėra tokių gerų sąlygų kaip Ignalinoje treniruotis. Tad gali sportiniai rezultatai šiek tiek nukrysti. Artimiausi Tomo kaip sportininko planai lygiai po metų Kanados mieste Vankuveryje vyksianti žiemos olimpiada. Žinoma, kol kas svarbiausias jo tikslas patekti į šias prestižiškiausiomis laikomas sporto varžybas. Apie medalius jose perspektyvusis ignalinietis sako dar net nesvajojantis. O ką apie Tomo bei kitų Ignalinoje besitreniruojančių sporto vilčių dabartį ir ateitį mano biatlono treneriai. Pasak su Tomu Kaukėnu jau 9 metus dirbančio trenerio Aleksandros Čekočichino, šio sportininko neseniai iškovota 4. vieta pasaulyje tikrai aukštas pasiekimas. Tačiau Ignalinoje yra ir daugiau perspektyvių būsimų biatlonininkų. Tomo taip, iš tikrųjų, čia yra aukščiausias rezultatas, būdamas mokyklai tokį. Prieš jį buvo dar vienas rezultatas. Veronika Lagūn ir per pasaulio čempionatą irgi toj pačioj grupiai užima 10. vietą. Ir Tomas dabar pakyla į 4. vietą. Ką liečia tų žmonių, kurie gali jų čia pakeisti, taip yra pas mus. Galima išvardinti kaip Arnoldas Mikelkevičius ir Gražvydas Žemaitis. Čia bus sekanti karta, kuri gali pretenduoti į Lietuvos biatlono rinktinį, į olimpinį festivalį. Na, o paklaustas, koks veiksnys svarbiausia siekiant aukštų sportinių rezultatų, treneris sako, jog jų yra labai daug. Kad aukštą rezultatą pasiekti reikia, galima daug ir be galo vardinti, ko to reikia. Bet jeigu sverst šitaip iš sportininko ir trenerių pusės, aš manau, kad 50% ant 50%. Jeigu bus gabus sportininkas, bet nedarbštus, tingės sportuoti, iš jo aišku nieko nebus. Jeigu atvirkščiai yra gabus sportininkai ir trenerių vietai gali būti pats nusipelniusios treneris, tai tada tas prašiausias sportininkas gali ir nepasiekti rezultatų. Nieko. A ką liečia gamtos sąlygų, paskutiniu metu patys matot, kas darosi su gamta. Sunku, aišku, be sniego, be tokių gerų sąlygų išmokti tų mažų vaikučių. Tai tirpsta, tai lietus, tai sniegas. A ką liečia tų, kurie jau pasiekė, kaip Tomas šitų, ir kurie įeina į Lietuvos rinkinį, jiems sudarytas pakankamai geros sąlygos sportuoti, todėl kad tos treniruotės procesai vyksta užsieniai, kalnuose, kur sniegas visą laiką yra. Na ir treneri pabaigai dar tokį klausimą paklausiu. Ar turit jūs kaip treneris vilčių, jau daug metų Ignalinoje dirbantis, kad iš tų vaikų, jie dar kai kurie 18-mečiai, kai kurie gerokai jaunesni, ar turi Lietuva vilčių kada nors parsivežti, gal ir ne auksinį, bet kokios nors prabos olimpinį medalį į Lietuvą? Sunku atsakyti į tokį klausimą, todėl kad konkurencija tarp sportininkų, aš turiu profesionalų, labai auga, net jeigu anksčiau, daleiskim, buvo į minutį įeidavo po 10-12 sportininkų, tai dabar į 1 sekundę įeina 4. Labai pati mažiausia klaida ir iškart sportininkas jau nėra, ar prizininkų nėra, arba net elitiniai grupiai. Net pats tas, kad konkurencija padidėjo, jau sako apie tai, kad pernai, jeigu tarp profesionalų duodavo 30 vietų taškų, tai dabar padidėjo dar 10 vietų, tai dabar 40 taškų duoda asmeninė, aš turiu minėti, per pasaulius etapus ir kitose varžybose. Tai apie medalį, mes svajojame, aišku, nieks nedraudžia, bet, nežinau. Dar viena olimpinė mūsų viltis pasiekusi gana neblogą rezultatą praėjusiuose olimpinėse žaidynėse Diana Rasimovičiūtė.
Nors pastaruoju metu apie aukštus jos pasiekimus biatlono trasose lyg ir nesigirdi. Tačiau jos tėtis, o kartu ir treneris Edvardas Rasimovičius teigia, kad ši sportininkė dabar kaip tik labai intensyviai ruošiasi įvairioms tarptautinėms varžyboms ir tikisi neblogų rezultatų. Po olimpiados buvo rezultatas neblogas, 18 vieta, tai čia aukštai buvo geriausia tuo metu, nu ir dabar dar nepriklausomai Lietuvai. Bet Ana taip pat treniruojas, ruošias ir praeitam sezone turėjo neblogų rezultatų. Buvo ten taurės etape 11 vietą užėmus, Europos čempionate 16. Nu, gal čia yra kiek žemesni rezultatai palyginti su olimpiniu tuo pasiekimu. Bet dabartiniu metu treniruojas, pagerėjo, tai tarp kitko šitam sezone šaudimas, Ana pradėjo liktai stabiliau šaudyti, taikliau. Nu, dar greitis atsilieka šiek tiek, bet čia buvo pirmi startai, dar daugumoje iki naujų metų Ana tokių aukštų rezultatų nerodydavo, po naujų metų vienose varžybose ten dalyvavo. Nu, sunku pasakyti, dabar artėja pasaulio čempionatas Korėjai, matysim, kaip ten jai seksis, gali turėtų būti geriau, po to dar bus Europos čempionatas Rusijoje, Ufoj. Nu, tai va ir... Didžiausia anksčiau Ignalinoje sportavusių ir prieš kelis ar keliolika metų gerus rezultatus rodžiusių sportininkų bėda buvo ta, jog baigę mokslus Ignalinoje, vėliau jie sportuodami tiesiog neturėjo iš ko pragyventi. Tad nenuostabu, jog daug gabių ir perspektyvių biatlonininkų pradėję savarankišką gyvenimą tiesiog būdavo priversti mesti sportą. Dabar, pasak biatlono trenerių, situacija yra gerokai pasikeitusi. Patys perspektyviausi biatlonininkai jau gauna stipendijas, kurios leidžia pragyventi ir sportuojant. Na, o kai sąlygos sportuoti ir tobulėti šalies biatlonininkams sudarytos, belieka tikėtis, jog jei ne po metų, tai vėlesnėse olimpiadose bei pasaulio čempionatuose ant garbės pakylos išvysime ir ignaliniečius. Galbūt vienas iš jų bus ir neseniai vos per plauką nuo medalio pasaulio čempionate likęs Tomas Kaukėnas. Vasario 14-15 dienomis Ignalinos rajone vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirti renginiai. Plačiau apie tai jau kitoje laidoje, o šiandien jūsų dėmesio pasakojimas apie tautodailininkę Vladę Adomavičienę, kuriai vasario 14 dieną įteikta savivaldybės Miko ir Kipro Petrauskų kultūrinė premija. Miko ir Kipro Petrauskų premijos laureatą, tautodailininkę, socialinę darbuotoją, mamą ir močiutę Vladę Adomavičienę sutikome Ignalinoje. Etnokultūros filiale šią savaitę kaip tik pradėta eksponuoti rajono tautodailininkų darbų paroda. Šioje parodoje ir Vladės rankomis sukurti, širdimis sušildyti dailieji eksponatai. Padedam ją išskleidžiam taip. Čia padedam duoną į šitą, ją taip uždengiam gražiai, kad jinai nedžiūtų. Va. Jinai turi būti sulėkštutė šitą. Visuomet puikiai atrodantis, spindinčiomis akimis ir šypsena išsiskirianti moteris apie savo nesuskaičiuojamus darbus galėtų pasakoti ir pasakoti. Nėriniai, siuviniai, daugiausiai iš lino pasiūti vienetiniai drabužiai, pačios modeliuoti, puošnus ir prabangus, jaukūs ir mėly savo paprastumu. Kaip pati Vladė sako, visi jie pakrauti labai gerą energiją. Ir dar jie beveik nesunešiojami. Kuo daugiau skalbi, tuo gražesni, tuo šviesesni. O šitas irgi iš dviejų dalių, kada tas viršutinė dalis megsta, o šitas labai smagu nešioti, jisai krūtinė čia pasitampo, biškai tamposi, kad apsirengtų būt geriau. Tai va šitas, o tas pats nugodės juodas. Ir kada moteris apsivelka, jeigu viską savo vietoje turi, tai labai gerai matosi. Štai šiam siuvinėtam paveiksliukui jau beveik 50 metų. Jis moteriai primena mokslo metus ir kelio į tautodailę pradžią. Apie tai ir susėdame pakalbėti. Yra pas mane tie visi pirmieji darbeliai
Tais laikais buvo tokia mada, kad visi turėdavom susikraut knygas, reikėjo kažkur tai atažėrės darydavo tėvukas ir į tas atažėrės visada tokius darydavom trikampius. Tai vat pirmas buvo turbūt siuvinėjimai, tulpėm, tokiom labai gražiom tulpėm ir tada buvo, o paskui prasidėjo tais kryželių siuvinėjimas buvo irgi labai populiarus ir mano krikšto mama to užsiminėjo taip, kad persiduoda nuo šitų, nuo krikšto tėvų labai persiduoda irgi. Nu, va taip ir prasidėjo, paskui gyvenimas privertė, mes iš Sibiro, kai grįžom, tai praktiškai neturėjom kuo apsirengti, tai taip ir patys kūrėme savo. Ignalinos kraštą Vladė garsina įvairiausiose parodose, mugėse ir Lietuvoje, ir užsienyje. Jos darbai iškeliavę į Australiją, Vokietiją, Švediją, Lenkiją. Seserys Aldona ir Danguolė taip pat tautodailininkės. Visoms kartu susibūrus 3 kart daugiau ir grožio bei šilumos paskleidžiama. Mes visos kaip vienas kumštis, sako moteris. Seserys buvo nukakusios net į Ameriką. Dabar Vladė rūpinasi tėvų namais, slaugo motiną, taigi didesnių kelionių neplanuoja, tačiau darbo bei idėjų nepristinga. Jūs jau dabar savo tą patirtim ir mokėjimais dalinatės su kitom moterim, dalyvaujate įvairiuose projektuose, kaip ši veikla patinka? Labai patinka man ta veikla, jeigu nepatiktų, nepradėtum žmogus ir tada darai tą darbą su meilė. Bendrai aš kiekvieną darbą darau su meilė, jeigu aš jo nejaučiu tam darbui meilės, aš nepradedu, nes ir žmogus tą energiją tada gal blogą gali skleisti į tą daiktą. O mūsų Antalksnės bendruomenė, tas Raimondas Ževys, mūsų šaunuolis toks, kuris jo moteris ir ten rašė projektą, ir moteris paprasčiausiai norėjo. Tai mes pirmą projektą darėm su rankdarbė, siuvinėjimais, o paskui irgi prisipirkom siūlų, medžiagų ir tikrai moteris šaunios, jos imlios labai greitai pagavo. Tai mes visas sunaudojo medžiagas, padarėm parodėlę tokią, paskui po to projekto dar kilo kita ir vėl idėja susiuvimas, tai va tada reiškia gavo ir vėl pinigų, mes nusipirkom 3 siuvimo mašinas, overloką ir virš 1000 litų medžiagų, siūlų įvairių, visą įrangą. Nu ir antrą projektą jau praktiškai užbaigėm, irgi tokį demonstravimą padarėm tų visų rūbelių, dar vieną užbaigtą, kitų ne, bet tai buvo labai smagu ir aš labai patenkinta tuo, kad tiesiog žinokit, tas žmonių užimtumas irgi labai veikia gerai. Kas anksčiau kažkur tai dar nuklyzdavo ir buvo tokių, kurie ir stikliuką mėgė, žiūri, prisitraukė prie šito, jau yra jau toks pliusas, kad tu gali kažką tai žmogui dar jį nukreipti kitą linkmę, kad galima ir kitaip gyventi. Tai va, aš labai to patenkinta. Lyg tai mano būtų ir darbas, kurį aš dirbu socialinė darbuotoja, o čia toks pomėgis sujungtas į vieną krūvą. Ir pas mane, pavyzdžiui, linkmenys yra iš Keuneliškė kaimo tokia suprota, negali biškeliuko, netokia. Jinai kiekvieną savaitę ateina į vieną pusę 5 kilometrai, gal nedaugiau į kitą. Ir aš ją išmokiau siuvinėti, apmesginėti. Jinai tobulai siuvinėja, jas pamatytumėt kitą pusę, ant tiek švari, graži. Jinai tokia laiminga, kada pas mus būna neįgaliųjų parodėlės, visada atiduodam, jinai užimta ir jai tada, žinokit, visai kitoks gyvenimas. Kai tik tai nėra medžiagų, tu man ir vėl sako, ką nors daug, aš ir vėl duodu tokių. Ir žinokit, iš tikrųjų, ir man gera, ir jie gera, kai matai, kad žmogui yra nuo to geriau. Darbas seniūnijoje, pasak Vladės, nors ir mylimas, tikrai ne visada būna malonus. Tenka pamatyti ir tamsesnėje gyvenimo pusę, susidurti su žmonių abejingumu ir nenoru kažko imtis ar keistis. Aš tai kartais galvoju, mes dar labai gerai gyvenam, nors tą sunkmečio visi skundžiasi dabar. Aš tikrai jokio sunkmečio nematau, visiems reikia dirbti, nors kiek. Dabar mūsų linkmenys, pavyzdžiui, ūkio to neturi, jau tas karvės ant pirštų gali suskaičiuoti, tie seneliukai su negali kiti turi. Juk turėdamas vieną karvę gali visą šeiminą ir giminę dar išmaitinti. O dabar sėdi prie to televizorių, dienas tą pultą trina, skaito laikraščius ir visas gyvenimas ant to. Tada sako, bloga ir valdžia kalta, tada kaltas. Niekas nekaltas, kartais patys mes kalti, kad nenorim taip jau pasiduodam, kad kažkas tą turi mums viską duoti. Taip neturėtų būti. O kokia jūsų gyvenimo filosofija? Jūs visada besišypsanti, linksma, optimistė. Ar iš tikrųjų taip viskas jums gyvenime gerai klojosi? Kas jums padėjo? Gal man ir sekėsi, aš blogai niekada negalvoju, aš visada galvoju apie gražius dalykus. Mane nėra, kad ten kažkas, tai ten būtų ateity kažko tai bijoti ir darbėti dėl kažko tai.
Šito pas mane nebuvo. Aš visada galvoju, viskas bus gerai. Nu, nedaug dievė bus blogai, tai tada aš ką nors galvosiu, bet kada galvoju gerai, tai taip ir būna dažniausiai. Šiandien moteris džiaugiasi ne tik savo darbais ir veikla. Ji didžiuojasi puikiais vaikais, anūkais, o ypač tuo, kad turi savo dailiojo amato paveldėtoją. Močiutė su pasididžiavimu rodo 13-metės anūkės Gretos darbus. Savo dailumu jie niekuo nenusileidžia patyrusios meistrės sukurtiesiems. Šiais metais jums skirta tokia tikrai graži ir garbinga premija Miko ir Kipro Petrauskų už nuopelnus krašto kultūrai. Kaip šitą premiją, šitą įvertinimą vertinat? Nežinau, kada seniūnas pasiūlė, čia jo buvo idėja ir aš, sakau, nu ką tu čia dabar ten tik laiką gaišim tos rašymus ir jis, nežinau, kažkaip tai spontaniškai viskas nešti. Aš tikrai galvojau, kad gal pas mus yra rajonių, kurie kažką tai daugiau yra padarę. Aš savo tos darbus tai visada skaitau, tos eilinis toks darbas, kurį mes kiekvieną galim, tokio, nėra tokio ypatingo, kad čia kažko tai labai reikia girtis. Tik pačiam smagu, kai kažką tai pasidarai, apsivilki, žinai, kad tu vienintelė būsi ir nepakartojama, kai sako, o taip tai, nu, nežinau, aišku, kad smagu yra, kad įvertinta yra ir aš džiaugiuosi, kadangi mano, aš sakau, turiu seseris ir kurios su manim lygiai taip pat džiaugiasi ir mes, pavyzdžiui, vienodas yra visos vertos. Aš tai, nu, kaip sakau, kartais galvoju, kad visom vieną krūvą reikia sudėti visas. Na, o šią vasarą Vladė kartu su savo seserėmis visus kvies į gimtajame Sabališkės kaime rengiamą Lietuvos tūkstantmečiui ir motinos 85 metų jubiliejui skirtą šventę. Senojoje sodyboje bus atidarytas muziejus ir pristatyta didžiulė rankdarbių fotografijų, buities daiktų paroda, kaip meilės savo kraštui išraiška. Labą dieną. Informacija iš policijos komisariato. Vasario 9 dieną apie 13 valandą gautas Didžiasalietės pranešimas, kad Ignalinos rajone Didžiasalio kaime Agarinio gatvėje išlaužtos gyventojo priklausančio buto durys, pavogtas televizorius, kambarinė antena, radio imtuvas, indai, maisto produktai. Ignalinos rajono policijos komisariato pareigūnai operatyvai išaiškino nusikalstamą veiką ir sulaikė 2 įtariamuosius - 37 metų vyrą ir 32 metų moterį, kurie neturi nuolatinės gyvenamosios vietos. Vasario 10 dieną apie 19 valandą gautas Ignalinos ligonės priėmimo skyriaus slaugytojos pranešimas, kad Ignalinos rajone Kazitiškio kaime daugiabučio namo laiptinėje rastas pasikorusio 22 metų gyventojo lavonas. Lavonas be išorinio smurto žymių. Avaringumo analizė. Per savaitę užregistruoti 3 eismo įvykiai, kurie įvyko dėl saugaus greičio nepasirinkimo. Iš jų vienas vairuotojas pasišalino iš eismo įvykio vietos. Vasario 9 dieną apie 7 valandą gautas Dūkštiečio pranešimas, kad kelyje Naujasis Daugeliškis Rimšė prie Mažėnų kaimo vairuodamas sunkvežimį GAZ nuvažiavo nuo kelio ir apsivertė. Įvykio metu apgadintas sunkvežimis. Vasario 11 dieną 21 valandą gautas Uteniškės pranešimas, kad apie 14 valandą Ignalinos rajone Margavonės kaime jai priklausantį gyvenamąjį namą įvažiavo automobilis ir iš įvykio vietos pasišalino. Nuvykus į įvykio vietą nustatyta, kad gyvenamasis namas neapgadintas, o šalia namo nulaužtas augantis krūmas. Išaiškinta 30 administracinių teisės pažeidimų. 3 asmenys nubausti už smulkų svetimo turto pagrobimą, 2 asmenys už nedidelį chuliganizmą, 2 asmenys už naminės degtinės gaminimą, įsigijimą, laikymą, gabenimą ar realizavimą, 6 asmenys už girto pasirodymą viešoje vietoje, 7 asmenys už alkoholinių gėrimą viešose vietose. Išaiškinti 45 kelių eismo taisyklių pažeidimai. Išaiškinti 3 neblaivūs vairuotojai, 17 vairuotojai, kurie viršijo leistiną greitį, 7 vairuotojai, kurie vairavo neužsisegę saugos diržo, išaiškintas 1 asmuo, kuris padarė pėsčiųjų pažeidimą. Už vairavimą esant neblaiviam Laimonas Lazdinis, gyventis Taujūnų kaime, nubaustas 1000 litų bauda ir atimta teisė vairuoti transporto priemonės 1 metams. Šiandien tiek. Apsilankykite mūsų interneto svetainėje www.policija.lt /Ignalinos RPK. Viso geriausio. Mes kuriame taisyklės. Kai kurios jų
nerašytos. Kiekvienas mūsų kelyje gali būti dėmesingesnis, atsakingesnis, mandagesnis. Elkis kelyje taip, kaip norėtum, kad elgtųsi su tavimi. Kelyje mes ne priešai. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Ilgėjant dienai jau mąstome apie pavasario darbus, o Ignalinos rajono miškininkai darbams jau ruošiasi. Šią savaitę lankydamėsi Ignalinos miškų urėdijoje domėjomės, kokiais rūpesčiais ir džiaugsmais gyvena mūsų rajono miškais besirūpinantys žmonės. Nors dar tik vasario vidurys, tačiau rajono miškininkai jau dabar planuojasi pavasario darbus. Vienas stambiausių iš jų ir bene svarbiausias – miško atželdinimas. Tiesa, visose žmonių veiklos srityse pradėjusi siausti ekonominė krizė neaplenkė ir miškininkų. Tek šiemet taupyti ir jiems. Žmonių iš Ignalinos darbo biržos kasmetiniams pavasario darbams bus priimta mažiau. Tačiau visai stabdyti darbus čia tikrai neketinama. Kaip žiemą, taip ir dabar tie darbai vyksta, tiek paruošiamieji, tiek organizaciniai, tiek pasiruošimas pačiam sezonui, pradedant nuo ledainių, aišku, šitą, bet Ignalinos darbuotojams šiemet galbūt mažiau priimsime, bet neryšim su to, kad mažiau želdysime. Želdysime tą patį, apie 170 hektarų atkursime miško. Esmė yra tas, kad tikriausiai, kadangi vis tiek toks laikmetis yra sunkus, visiems bandysime taupyti lėšų ir geriau organizuoti darbus, nors jie anksčiau gerai buvo organizuoti, bet dabar dar bandysim geriau organizuoti, kad tą kiekį žmonių minimaliai sumažinti Medelynuose, kadangi yra ir įsigyta užpraeitais metais ir technikos jau naujesnės iškasimų į daigų, tas pagreitins darbą, Medelynai sukoncentruoti dabar jau vienoje vietoje ir tik tai ryšim su tuo kažkiek tai sumažės, bet nežymiai. Bet šiaip kaip ėmėm apie kažkur tai 150 panašiai atkūrimo darbams vasariniams, taip panašiai ir šiemet liks, gal kokių 20 čia mažiau. Beje, Ignalinos miškų urėdijos daigynuose išauginti sodinukai skirti ne tik valstybinių miškų atsodinimui. Jų kaip ir kasmet galės įsigyti ir kiekvienas to pageidaujantis privatus asmuo. Tačiau tų, kuriems šiemet bus aktualūs miško atkūrimo darbai, Ignalinos miškų urėdas siūlo nelaukti paskutinės minutės ir būsimais medeliais pasirūpinti jau dabar. Kas metai tų daigų yra, tik tai gaila, kad jų mažai pas mus nuperka, bet nuperka ne dėl to, kad ten yra brangus jis ar pigus, aš nežinau. Man atrodo, kad yra labai prastas privačių miškų atkūrimas, ypač priežiūra jų, tai tų daigų, aš nežinau, gal būna atveju, kada ir nugvelbė iš mūsų, mum nematant, kadangi sargų šiaip jau Medelinė nelaikom, dar kažkokiais būdais, gal iš kitų Medelynų vėl, o šiaip pats įsigijimas, pati procedūra, pačią procedūrą tvarko miško želdinimo inžinierė Jolanta Burokienė, tokie ją pažįsta, gal čia daug kas urėdijoje yra paskelbta internete, tie dalykai, kainos, kiekiai parduodami ir norėtųsi, kad kurie bandys pavasarį želdyti ir norės želdyti, kad to dalyko nesutrauktų paskutiniai dienai, kada atvažiuoja šiandien, labą dieną, man šiandien reikia daigų. Tai tokie dalykai yra labai negerai ir iš principo gali būti, kad gali daigų tuo momentu ir negauti, kadangi viskas jau yra dabar išrūšiuot, reiškia, kadangi yra ten apie 1 milijoną išauginam daigų ir iškart jau dabar kažkur tai kovo mėnesį jau būna tie daigai, pavadinkim, išdalinti. Kadangi nelaukiam to paskutinio, kuris pasakys labą dieną, man šiandien reikia, kadangi tų daigų, kad nereiktų išmesti, tai planuojam tų daigų ir kaimininėm urėdijom parduoti, yra pas kurias yra silpnesni medelynai arba pas kažkuriuos tai dėl klimatinių sąlygų, dėl sausros, tos dabar sausos tokios vasaros, pas kurias daigai netokie kokybiški, pas mus kokybiški, kadangi geras laistymo sistemas turim priklauso nuo laistymo sistemų, aišku, ir nuo pačių technologijų viduje, kaip dirbam, nuo tręšimo. Tai norėtųsi, kad tie žmonės kreiptųsi jau būtent dabar, kadangi tuos darbus ir jie žino, kas įsikirto, kad jiem tikrai reikės.
Tai jie norėtųsi ir juos painformuoti, kad jie dabar kreiptųsi jau ir planuotųsi tuos daigelius. O kainos yra visos internetinės svetainėje mūsų paskelbtos ir ten tikrai kainos nėra didelės, kaip aplinkinėse, taip pas mus visos tokios daugmaž svyruojančios kelių centų ribose. Bet, sakau, daigų yra, tik tegu želda. Na, o patys miškininkai nesėdi rankų sudėję ir gilę žiemą. Apie tai liudija neseniai šalia sodinukų daigyno Vidiškių seniūnijoje išdygęs naujas statinys. Jame sodinimui dirva tinkami sodinukai galės būti laikomi iki pat vasaros vidurio. Ledainė, kurioje laikomi ledai. Anksčiau buvo mažytės tokios, kaip čia pavadinti, kai rūsėjai bulvėms panašiai kažkas tai buvo, bet tai buvo atsiliekusios, jau technologiškai pasenusios. Būdavo ją vežam iš ežero, kai užšąla pjauna ledus žmonės, reikalaudavo tai aišku ir jėgos ir reikdavo tie ledai išiminėti rankomis iš ekečių. Sukaupdavom juos į tas ledainės, tas mažytis, užpildavom pjuvenomis ir aišku, tas reikalavo ir darbo jėgos, ir kada prastas ledas buvo, vėl tas prastas ledas blogai laikydavosi, tai šiemet yra, jau praeitais metais įrengiam naują ledainę, ją jau į vidų gali įvažiuoti netgi traktorius. Ir šiemet pakeitėm tą technologiją viso ledo gamybą, ten jau ne gamyba buvo, ėmimas iš gamtos, dabar gamyba jau reiškia, tai buvo, parodysiu, kad užpilta reiškia vandens, jis užšaldytas natūraliai ir tą darbą atliko vienas žmogus per 2 dienas, pavadinkim, 2 kartus užvežė tik vandens iš ežero. Ir dabar yra užšaldytasis, užpilsim pjuvenom, bet, sakau, yra tas labai naujovė gera, kad nereikia jau ledainę tą lįsti, kiloti, kaip iš Rūsio tas bulvės. Viskas mechanizuota, mašina įvažiavo ar traktorius į vidų, reiškia tuos daigus sukrovė, paskui vėl atvažiavo įsiėmė ir didelis gan plotas, tai galvojam, kad tie ledai gali įsilaikyti kažkur tai net iki rugpjūčio mėnesio, šiaip jau. Ir leis mums jau ilgiau tą ledą dabar, daleiskim taip, jau Liepos rugpjūčio mėnesį neželdysim, bet birželio dar mėnesį vyks tikriausiai želdinimas ir tie ledai sėkmingai gulės ant ledo. Dar vienas aktualus dalykas, kuris rūpestingiems žmonėms ramybės neduoda kiekvienos žiemos pabaigoje, kur ir kaip pasirūpinti malkų jau kitam šildymo sezonui. Pasak Ignalinos miškininkų, labai žymiai malkinės medienos įsigijimo tvarka nesikeis ir šiais metais. Įsigijimo tvarka ta pati lieka, kiekiai koleikas tie patys lieka. Parduodam rajono gyventojams praeitais metais, tai yra 8 metais, pardavėm apie 4,5 tūkstančio kubinių metrų. Šiemet irgi panašiai planuojasi. Vengiam, kad pas mus pakliūtų ir nesudarom sąlygų perpardavinėtojams, kurie didesniais kiekiais perka, pjaunasi kaladėlėm ir veža. Tai mes šitų perpardavintojų netoleruojam pas save ir jiem, šiaip yra toks ribojimas, 5 kietmetriai vienam šeimos nariui šitą, tai tie perpardavintojai tais 5 kietmetriais, ta mūsų tvarka įvesta, jie ir nepakliūna pas mus, kadangi jie didelių kiekių reikia, didelių kiekių prašymų nešti, o šiaip yra ta pati tvarka, ateina, rašo prašymą, ketvirtadieniais girininkas yra atrežimo malkinių tų diena būna girininkijose ir grintas pati tik tai įsivedė ryšim su sunkmečiu, kadangi kaip ir visiems sunku, šiais metais 10 malkos kažkur tarp 3-5 litų kubinis metras kainuoja ir už paslaugą 1 kubinio metro atrėžimą šiemet yra jau įmamas mokestis 10 litų už 1 kietmetrį. Tuo atliktai ne kubas pabrango, bet atsirado paslauga, už kurią ir jinai atsirado ne uždirbt, bet atsirado, kad mums padengti išlaidas, kurios yra naudojamos girininko išvykimui į mišką, jo atkleimavimui, dokumentų paruošimui, vėl atvežimui medžiagos ir pareiškimų suvežimui į urėdiją, tai 10 litų, bet tai nėra, pavadinkim, tai brangu, tai kai 700 litų plus pajamas ir tarpiniams sandėlį, Gatvos malkos panašiai apie 70 litų sukasi, čia vis tiek gaunasi apie 15 litų kubinis metras, tai aišku, nauda žmogui yra tik. O šiaip, tik tai kartais noriu pažymėti, kad kai kas sako, kad ten yra sausuolių daug, ten priversta, kai kurie valdininkai, kad šnekat, kad užšlamštintas miškas ir panašiai. Nieko panašaus, užšlamštinto miško urėdijose nėra.
yra tokia sąlyga, kodėl taip yra, atrodo, kad tie virteliai ir jų niekas neima. Yra viena, kadangi mūsų miškai, išskyrus savininkų, yra sertifikuoti. Mes turim tarptautinį sertifikatą, jau 5 metai, šiemet resertifikavomės, reiškia, antrą sertifikatą naują, čia Lenkų įmonė išduos, tarptautinė tokia yra. Ir tas sausuolių kiekis miške yra reikalingas pagal, norint gauti tarptautinį tą sertifikatą, kadangi viena iš bioįvairovių rūšių yra tie virteliai. Taip, kad švarus miškas tikrai niekados nebus. Tai yra, taip turi būti. Pasak Ignalinos miškų urėdo Verganto Valiuko, kur kas didesnis vizualinės taršos šaltinis už natūralią miško kaitą yra nesąžininga žmogaus veikla, šiukšlinimas, miško kelių gadinimas ir panašiai. Tačiau šioje vietoje galima tik apeliuoti į kiekvieno iš mūsų supratingumą. Gamta mus mylės tik tada, kai ją gerbsime ir mes. Pavyzdžiui, miško keliai, visi savininkai, kurie nori įsikirst savo medieną, savo biržės ir įsivežti, tai norėčiau juos paprašyti, kad jie tikrai su pavasarinio polaidžiu, dabar jis jau prasideda iš principo, kad jie tikrai nebandytų geriau, kaip ir mes saugom tuos kelius, kad jis saugotų, kadangi, kaip žinot, arba tie keliai priklauso, arba savivaldybė tvarko juos, arba mes tvarkom, kurie darbai kainuoja didelius pinigus, tai norėtųs, kad jie tų darbų netlikinėtų pačių polaidžių metu, gegužės, gali būti, kad tai dabar jau nuo kovo mėnesio, kovo, balandžio, gegužės ir paskiau jų nereikėtų ieškoti, kad tų bandytų jie ar išreikalauti iš jų, kad jie susitvarkytų tą kelią. Kadangi įsikirtai, kaip susitvarkiai pas save biržėje, taip pat turi saugoti ir kelią, tas kelias yra bendras visų. Tai čia vienas momentas yra. Antras dalykas su šiukšlinimu. Be abejo, tų šiukšlių žmonės galbūt jau kažkiek tai mažiau palieka. Praeitais metais, pagal užpraeitus metus, lyg tai kažkiek tai mažiau. Kažkoks tai yra. Gal to visuomenės pats jau tokia branda gali ateina, kad nešiukšlint. Bet norėtųsi, kad jie vis dėlto atkreiptų dėmesį ir į kitą žmogų, kuris išvažiuoja pro langą ir butelį išmeštą bambalį ar dar kažką, tai kad tikrai saugotų gamtą, kad gamta visų namai. Baigdami šį reportažą, lygiai to paties kaip ir žalę į planetos rūbą prižiūrintys miškininkai, norime paprašyti bei palinkėti ir mes. Tausokime ir saugokime miškus, nes nuo to, kaip juose ir su jais elgsimės mes, priklausys mūsų vaikų, anūkų ir proanūkių ateitis. Šią savaitę Ignalinos kultūros centre vyko tradicinis moksleivių meninio skaitymo konkursas, kuriame dalyvavo jaunieji skaitovai iš viso rajono. Šiųmetis rajono moksleivių meninio skaitymo konkursas buvo savotiška repeticija prieš kovo 14 dieną Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinėje mokykloje vyksinti analogišką regioninį renginį, kuriame ketina dalyvauti net 12 Aukštaitijos savivaldybių skaitovai. Jame, kaip ir kasmet, dalyvaus po 2 atstovus iš kiekvieno rajono. Vienas besivaržysiantis su bendramžiais 5-8, kitas 9-12 klasių grupėje. Lygiai tokiu pačiu principu šią savaitę vyko ir rajoninis konkursas. Per daugiau nei 2 valandas išklausiusios visus skaitovus, šiemet išskirtinai moteriškos vertinimo komisijos narės išrinko ir paskelbė konkurso prizininkus bei nugalėtojus. Jaunesniųjų skaitovų grupėje 3 vieta skirta Linkmeniškiui Marijui Raginiui bei Vidiškių gimnazijos atstoviai Živilei Urbonaitei. Antroji Česlovo Kudabos pagrindinės mokyklos moksleiviai Gintariai Meidūnaitei, pirmoji tos pačios mokyklos 7-tokiai Lygaudei Bulavaitei. Beje, ši visus bendramžius nurungusi ir į tolimesnį etapą kelialapį laimėjusi kudabietė konkursui pasiruošė pati. Vyresniųjų skaitovų grupėje 3 vietą laimėjo Dūkšto vidurinės mokyklos atstovas Edgaras Davidovičius bei rajono gimnazijos moksleivė Urtė Milkintaitė. 2 antrasias vietas pasidalino vidiškietis Dainius Zubrovas bei ignalinietė gimnazistė Vaida Utkaitė. Na, o nugalėtojų tapo jau nuo 5 klasės tokiame konkurse dalyvaujantis rajono gimnazijos 3-okas Eimantas Pakalka. Šio mokytojų Reginos Panavienės bei Jolantos Narbutaitienės konkursui paremto moksleivio teksto ištrauką siūlome pasiklausyti ir jums. Buvo dėdas su bobu. Nebagotai Anės gyvena, nieko labai neturėjo, su myslėje kartu bobai sako dėdui. Važiuoj tu jai giriant, man kur reikia. Dėdas išvažiavo giriant. He, boba lyka verbdama,
kalvarautų datadų nebuvo, verpdava verpstelam, sėdiena in puspečiais į verpę. Verpė, į nulakė jos verpstelą žemėn. Ir boba tingi pasimt, padaboja, kad žemiai į neimą. Reikia, diedai, paduoja verpstelai. Nu kur tau diedas gyra, išgirs? Boba sėdi į pietus, į pavakarę, pareina diedas išgyręs. Boba sako, kur tu diedai taip ilgai prabuvai, man verpstelas nepadavai. Ir kur tavo verpstelą, klausė diedas. Vagi verpiau, į nulakę žemėn. Tai tu negali pasimt, sėdint puspečiais, į negali pasimt? Negaliu. Diedas padavė jos verpstelai į sako. Jeigu tu tinki verpstelai pasimt, tai kuom tu mani babų radytum, kaip aš numircę? Ai, diedai, nebedui mano pusę, kuperka priverta stovi. Kiek pabuvęs diedas myslį. Paimsiu narakiai į pamirsiu, dabosiu, ko mano mani radys. Kap su myslyje diedas taip padarė, atsigula ant lentos į gulį, būktai pamirė. Baba suvadina kaimynus, kugėdot, kuraudot, reikia diedo apraidyti. Tai viena atsinešė tų suvertų siūlų, diedas guli. Tai ieškojas pirštų aš kabina, aš runkas pirštų, aš duncę aš kabina, raizgė, vis apkryžiaunai, ir tada pradėjo diedą raudoti. Klausė diedas tų jos raudojimų, ir nedatūrėja, kaip šokanas nuo lentos, tai į kojas pirštų įsinėra, į duntį įsilaužė, kad pradės rekt. Va, kaip tu mani priradėjai, Svieta baba sverpė, audzė, tu nieka. Pamirkė diedas vadėlą sundenį, kai intašė. Daugiau nereikia jam sarmatakys. Boba priverpė. Į priaudę, į kupas klot, į kuom apsklot. Nuo tada jų gyvenimas į nuvelę. Ignalinoje duris atvėrė įstaiga, kurios mieste nebuvo daugiau nei 20 metų. Miesto centre pradėjo veikti tiras. Buvusio buitinio gyventojų aptarnavimo kombinato Rūsyje, kuriame prieš keletą metų veikia alaus baras Beržynas, antradienį pradėjo veikti tiras. Ši adrenalino mėgėjams skirta pramoga – tai ištvermingo Lietuvos kariuomenės savanorio, dalyvavusio jau 2 taikos palaikymo misijose Kosove, Olego Garejevo bei jo draugų idėja. Kaip juokauja pats Olegas, prie šios įstaigos įkūrimo galbūt prisidėjo ir genai. Mat jo močiutė daugelį metų yra dirbusi sovietmečių Ignalinoje veikusiame tire ir buvo šaudymo sporto meistrė. Nors dabartinis tiras kiek kitoks nei buvo įprasta matyti sovietmečių, tačiau jo esmė ta pati – šaudyti į įvairius taikinius. Kadangi šiais laikais tokias pramogas teikiančioms įstaigoms nėra privalomi jokie standartai, viskas, ką čia galima rasti, jo savininkų išmonės ir fantazijų vaisius. O šaudymų į taikinius galima rinktis iš kelių visiškai skirtingų tipų pneumatinių ginklų. Nors kol kas jų čia tik 3, bet ateityje ir taikinių, ir pačių šautuvų turėtų atsirasti daugiau. Manau, kad keisis tie šautuvai, tikrai dėl, skaičiaus irgi būtų, pats norėčiau, kad jų būtų daugiau ir įvairesni. Turim su optiniu taikiklių šautuvą, snaiperio aš jie nelabai drįstų pavadinti. Tai yra viena iš Britų, ko gero, šautuvų tolima kopija. Turim G36, automatinis šautuvas, kopija to ginklo, kuriuo dabar ginkluojasi Lietuvos kariuomenė, vokiečių gamybos. Ir pistoletas. Beje, jei prieš kelis dešimtmečius rimtesnių reikalavimų tiro lankytojams nebuvo keliama, tai dabar jie yra gana aiškus ir griežti. Apie vaikus pradėkim, tai vaikai būtų geriau, kad, tarkim, nuo kažkur taip, nuo 14 metų, manau, susitvarkysim. Susitvarkysim ir su jaunesniais, bet būtų geriau, kad, aišku, su tėveliais. Nes jeigu būtų daugiau vaikų, tiesiog prie kiekvieno nepastovėsi, bet saugumas
Saugumas šitas ginklas nėra pavojingas, jis netgi neįeina į jokias kategorijas kaip ginklas, tai yra žaislas praktiškai. Žinoma, juos naudoti asmeniškai be priežiūros galima tik nuo 18 metų, bet vėlgi sakau, tam yra čia žmonės dirba tyrė ir jau su mažais vaikais būtų geriau, kad būtų tėvai, kurie tuos vaikus prižiūrėtų, kad jie galų gale, ar jie pakels tą šautuvą ir nenumes jo galų gale bent jau dėl to. Dėl, sakau, rimtesnių kažkokių reikalavimų nėra keliama. Ginklai yra šiek tiek daugiau negu 1 džiaulis galingumo, tai yra labai mažai. Palyginus jau ginklas skaitosi ginklų nuo 2,5 džiaulių. Na ir aišku, be nesvarbiausias dalykas būsimiems tiro lankytojams – kainos. Palyginti su kitomis panašiomis sostinėje ar kituose šalies didmiesčiuose veikiančiomis įstaigomis, jos čia nėra didelės. Vieno šūvio kaina 40 centų ir kuo daugiau įmatų šovinukų, to pigiau be abejo. 10 šūvio bus po 35 centus ir mažėja. Ar bus galimybė, vadinkim, žmogui, kuris yra šiaip tokių dalykų mėgėjas ir turi nusipirkęs asmeninį tokį šautuvą žaislą, ar jis galės čia atėjęs išbandyti savo jėgas? Iki 1,5 džiaulių gali su savo šautuvais ateiti ir į savo šaudmenim praktiškai mokės tik tai už laiką, kurį čia praleis. Na ir taikinukus, jeigu atsineštų, tai praktiškai sakau, mokėtų tik tai už tą laiką. Laisvės gatvėje Ignalinoje įsikūręs tiras antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį veikia nuo 11 iki 19, penktadienį bei šeštadienį nuo 11 iki 20, sekmadienį nuo 11 iki 18 valandos. Ignalinos sporto ir pramogų centre įsikūrusioje kavinėje prie boulingo takelių beveik 2 mėnesius virė tikra kova. Prasidėjęs dar prieš naujuosius metus, šią savaitę užbaigtas boulingo turnyras. Tai, jog šis žaidimas Ignalinoje tampa vis populiaresnis, liudija ir ne pirmą kartą uždarosios akcinės bendrovės Namų fabrikas valdomoje boulingo kavinėje vykusio turnyro dalyvių skaičius. Dar praėjusių metų pabaigoje kovas jame pradėjo net 16 komandų. Varžybose, kuriuose buvo žaidžiama iki 2 pralaimėjimų, komandos po truputį atsisijojo, o šią savaitę vykusime finale susitiko turnyro lyderiai – rajono kelininkų ir linkmeniškių komandos, pasivadinusios žaismingais Braliukų ir Fuksų vardais. Po beveik 2 valandas vykusios finalinės dvikovos paaiškėjo ir šiųmečio turnyro nugalėtojai. Jį rezultatu 1301-1140 įveikę Braliukus laimėjo Fuksai. Jiems uždarosios akcinės bendrovės Namų fabrikas direktorius Petras Mačiulis ir įteikė pagrindinį turnyro prizą – kelių šimtų litų vertės čekį, kurį linkmeniškiai galės išleisti Žuvėdroje bei sporto ir pramogų centre. Antrosios vietos laimėtojams Braliukams taip pat įteiktas ne ką mažiau solidus prizas, o trečiąją vietą turnyre iškovoję Harvio komandos nariai apdovanoti puikiais suvenyriniais prizais. Na, o pasibaigus šioms varžyboms apie patį šią savaitę finišavusį turnyrą bei artimiausius boulingo ir biliardo kavinės planus kalbėjome su šio turnyro sumanytoju. Ar noriai jame žmonės dalyvavo ir kaip visas tas organizavimas vyko, ar sklandžiai? Na, iš tikrųjų, tai tikras kalėdinis buvo turnyras, kuris prasidėjo dar prieš kalėdas, susiregistravo 16 komandų, dalyvavo visi noriai. Taip jau gavosi, kad mes organizuodavom žaidimus tik tai darbo dienomis, todėl atsižvelgdavom kartais į galimybės, visi dirbantieji yra pagrindė, tokio kaip universitetinio ar besimokančio jaunimo nedalyvavo. Tai už tai taip ir užtruko. Daug prakaito buvo išlieta, daug emocijų buvo ir baigėsi prieš pat beprasidedant į Velykinį turnyrą. Per metus mes surengėm tokius 2 didesnius turnyrus, tai kaip šitas kalėdinis ir buvo Velykinis turnyras. Ir turbūt netrukus tas Velykinis, apie kurį kalbat, jau ir prasidės, gal jau ir datas daugiau mažiau žinot. Taip, jau mes norim pakviesti nuo kitos savaitės 17 dienos registruotis jau ir Velykiniam turnyrui komandos. Ir noriu pasakyti, kad iš tikrųjų
yra nemažas susidomėjimas. Į kalėdinį turnyrą buvo užsiregistravę komandos iš Švenčionėlių, Švenčionių, Utenos, netgi buvo komanda iš Vilniaus viena. Jau ateinančią savaitę prasidėsiantis naujas velykinis boulingo turnyras tikimasi suvilios ne ką mažiau šios pramogos mėgėjų ne tik iš Ignalinos rajono. Registruotis jame galima jau nuo antradienio vasario 17 dienos. Tai visa informacija šiandien. Dėkojame už jūsų dėmesį ir tikimės jo kitą savaitę.